Tikriausiai pažiūrėjau vieną geriausiai vertinamų Netflix'o serialų, tai yra animacinis pasakojimas Arcane. Pakalbėkime apie jį. Be galo įspūdingas, be galo stiprus, tikrai daug dėmesio susilaukęs serialas, kuris turi ir savotiškų minusų, ypatingai kas yra susijęs su istorija ir personažų kiekiu. Nors iš esmės visa istorija yra pasakojama per 2 sezonus, visa istorija jau kaip ir pabaigta. Problema yra su tuo, kad jinai dėl vizualinės kokybės yra šiek tiek pamirštama ir yra daug padrikų galų. Kas nėra visai gerai su istorija, tai būtent tai, kad ten yra perteikta labai daug žinučių. Tai yra kastas, tai yra turtingi ir neturtingi, tai yra sesės, jų gyvenimai atskiri, tai yra turtas ir nepriteklius. Žodžiu, labai daug dalykų. Tai yra ir išdavystė, ir karas, ir taika, ir ištikimybės, ir visa kita. Labai daug žinučių sudėta į vieną istoriją, kur galiausiai jau nelabai supranti, kuri yra esminė. Kas visgi pritraukia žiūrėti šį serialą, tai iš tikrųjų vizualumas. Jis beprotiškai vizualiai gražus, skirtingos animacijų rūšis, skirtingai perteiktos emocijos, personažai, net sakyčiau pasaulio. Vizualiai tai yra labai įspūdingas pasakojimas. Tas vizualumas taip pat persteikia ir į kovas, ir į santykius, ir į pačius personažus. Jie visai kitaip suanimuoti, kai kurie yra. Na ir aišku, prie to paties grožio dar prisideda yra fantastiškas garso takelis. Apie šį serialą galima pasakoti tikrai daug ir mes tą padarėm, rekomenduojam naujam podcast'e. Tad jeigu norit, pažiūrėkit 33 laidą ten. O jeigu jūs žiūrėjote Arcane serialą, pasidalinkit savo nuomonę komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowint.